Tai labas rytas. Kaip žadėjom, su kolegė šiandieną geriam kavą. Kompanijos kavą. Su reikia grybų. Aš pasidariau tradicinę, o Danutė su vyšniom. Pasakysiu aš ir pasakys Danutė. Kava yra toksai dalykas, tai yra kaip ritualas, bent jau dėl manęs. Ir kaip pripranti gerti gerą natūralią kavą. Per gerą kavos mašiną ar aparatą, kaip čia gražiai pasakyti. Ir šita kava neatitiko mano lūkesčių. Jinai nėra bloga, nežinau, nėra bloga, bet, kaip aš sakau, ne mano skoniui. Nu, ne mano skoniui, nes visų pirma, jinai per silpna. Ar ne, Danutė? Per silpna. Nu, kad silpna, tai aš jau neturiu ką pasakyti. Na, silpna, labai. Silpna kava su specifiniu tokiu prieskoniu. O dabar, Danutė, pasakyk vyšnių kavai, kas ten dar yra per... Jaučiasi vyšnio kauliukas, bet, sakyčiau, čia daugiau ne kava, arbata, sakyčiau. Su kavos skoniu. Jo, su kavos skoniu. Čia, žinai, grinai pasakyčiau, kai žmonės, kurie geria kavą be kofeino, be tą sveikuoliškas tipo visokių šaknelių, cikorijų, kiaulpinių, giliukų ir taip toliau. Tai kažkas va tokio, ne mano. Aš tokių negeriu. Nu va, kadangi mes labai norėjom pabandyti, paragauti, mes pabandėm, paragavom, pasakėm jum. Ir vienas tik tai dar dalykas yra, kad mes šiek tiek per vėlai susizgrybom. Jau ta kava yra išimama, ar jau išėmė iš apyvartos? Ne, dar yra. Dar yra, bet jau nebegamins, vienu žodžiu nebegamins. Kiek yra sandėly, tiek jos ir bus. O daugiau yra kaip yra. Tiek to, paliekam kavos gerimo ritualą, tik tai kava. Kiekvienas mes turim savo skonį, prieskonį, savo gyvenimą ir apskritai vienam vienas patinka, kitam kitas patinka. Taip, bet dabar tada norėčiau prie to pačio pasidalinti su jumis apie va šitą dalyką. Aš jau minėjau savo video, kad aš labai dievinu veido dulksnas. Labai. Bet kokios kompanijos, su bet kokia sudėtim, man tai yra kaip eksperimentas. Kaip kiti kažką eksperimentuoja ten kvepalai, o man labai patinka dulksna veido. Nu, žinokit, paskutinės kompanijos, kur aš bandžiau veido dulksną, geros, labai geros, nieko negaliu sakyti, tikrai. Aš naudojau ilgą laiko tarpą, bet šita dulksna, ne dėl to, kad va dabar aš čia šitoj kompanijai, ne, aš tik tai sakau vien tik dėl to, kad šita dulksna visus mano lūkesčius sudaužė. Kažkas tokio. Ja galima naudoti ir ryte, ir vakare, ir dienos metu, jeigu, pavyzdžiui, kažkokiose šiltose kraštuose, arba kaip vasara būna, jinai netgi atgaivina, nuramina, sumažina tokį tempimo jausmą. Kas būna? Jeigu blogiau nusiplauni veiduką, arba, pavyzdžiui, kažkoks tai kremas, jeigu kažkas tai, ne tokį kremą užsitepė būna, kad kažkaip tai kaip alergija, traukimas, tai šitą dulksną tikrai tai padaro. Arba būna, kad blogą prausiklį pasiėmei. Man taip dažnai būna, ne? Vienas prausiklis baigėsi, aš pasiėmiau kitą ir jisai tempia odą. Kažkas ne taip. Yra išsigelbėjimas kaktusų linijos veido oda. Ir drėkinanti ir odą raminanti dulksna. Pagaminta iš ko? Iš kaktusų vandens ir augalinių aliejų. Taip. Aš pasipurškiau vakar vakare ir šiandien ryte. Ir aš pajutau jau kažkokį tai wow. Taip. Tau sakiau. Wow. Atrodo tavo oda, kaip aš galiu pasakyti? Kitos, jos irgi ten su botokso efektu, taip. Bet ten reikėjo turbūt laukti didesnį laiko tarpą, kol pajausti tą. O čia po 2, tai įsivaizduot, kad bus kaip aš panaudosiu pusę metų šitą dulksną, o aš tikrai naudosiu, nes man labai patinka. Ja galima naudoti tiek ant švaraus veido, pasirodo, tiek ant makiažo. Tai ką aš dabar ir padarysiu? Eksperimentuką. Kaip gražiai. Jau sakau, kaifas. Ir labai greitai įsigeria ir svarbiausiai nepalieka, kai būna nuo kitų dulksnų. Aš nesakau, kad tai blogai, bet palieka toks lipnus veidukas. O čia nieko. Jau džiūsta. Ne, nei limpa, nei kažkas tai daros, ne. Jau akimirksnį net džiūsta. Vat man tokie dalykai labai patinka. Ir čia nebūtinai tu turi kosmetiką naudoti, čia gali šiaip turėti kaip atgaivą savo veidą. Gali žmogus ir nenaudot kosmetikos, bet atgaivą. Tai aš sakau, nebūtinai ten dažytis kosmetiką ar kažkokius tonalinius, ne. Nu, apie ką, Danutė, tu
papasakosi mums? Kad aš po ranka nieko neturiu. Nežinau, ką papasakot. Ką aš čia tokio po ranka turiu. Kvepalus turiu. Ne kvepalus. Tualetinį vandenį. Nu tai va, ir papasakok. Oi! Tualetinis vanduo tai yra paska, bet tualetinis vanduo kaip ir tualetinis vanduo yra. Jisai nelaikys jums ten parą laiko, ar ten, kaip pasakyt, kaip pasikvėpini ir nori, kad visą dieną kvėpėtum. Ne, jisai tam tikrą laiką pakvėpė, kaip tualetinis vanduo, paskui pragaruoja. Čia pas jį yra 10% to eterinio aliejo, aš taip suprantu. Parfumo? Ar kaip čia įsireikšti, net nežinau. Vienu žodžiu. Kvepalai yra kvepalai, bet žinokit, aš vakar tokį dalyką bombinį išbandžiau, kad aš negaliu nerėkti per visą auditoriją. Tai žinau. Nokit, muilo pavidalo indų ploviklis. Aš nežinau, ką jisai turi ir ką jisai daro, bet aš tau, Jūrate, video siunčiau. Aš nežinau, indus išplauni indus kaip iš indaplovės. Mes naudojam, gal ne visi naudoja indaplovę, bet kas naudoja indaplovę, tai tas žino, kaip ištraukia indą ir kaip jisai girgžda, kai išėmė. Čia žinokit, lygiai taip pat. Paimi kempinėlę, pamailuoji muiliuku, užputoja, išplauni indus, o indai girgžda. Nuo indų ploviklio, paprasto Feirio, kitų kompanijų, bet ką pirkite, ekologišką, taip indai negirgžda. Aš galiu 100% sakyti, negirgžda. Kaip malonu girdėti, Danutė, kava tau nepatiko, tualetinis vanduo sau, 50/50. Jo, tualetinis vanduo 50/50. Bet užtat indų ploviklis patiko. Čia man, žinok, kaip tu ten sakai, va čia tai bomba. Už tokią prieinamą kainą, griechas nepirkti. Ir tarp kitko jis yra ekologiškas ir nealergiškas. Ir nelieka jokios chemijos. Va.